Sveiki, šiame video pamatysite, kaip Ukrainos armija naudoja amerikietiškas kovos mašinas Bradley karo lauke. Tai tikri video iš kovinių misijų, kuriuos radau internete arba atrinkau iš ukrainietiškų medijos kanalų, tokių kaip United 24. Šie video neseniai buvo paviešinti Ukrainos armijos ir jie tikrai yra įspūdingi. Šiame kanale nuolat talpinsiu viral video apie pasaulio karščiausius įvykius bei naujienas su savo komentarais. Ukrainiečių kovos misija Kurske, Rusijos teritorija. Matome, kaip ukrainiečiai juda per drakono dantų įtvirtinimus, tokius pat, kuriuos turime ir mes Lietuvoje. Misijos tikslas išvalyti šį ruožą nuo rusų pozicijų ir paruošti teritoriją karių išlaipinimui. Priartėjus prie priešo pozicijų panaudojama dūmų užsklanda, kuris stipriai sumažina tiesioginio pataikymo riziką. Ukrainiečiai atidengia ugnį iš pagrindinio Bradley ginklo Bushmaster patrankos ir pradeda apšaudyti rusų pozicijas. Taip pat paleidžiamos raketos į galimai tikslinius taikinius. Judama dar arčiau priešo pozicijų, pilnai apšaudant visą ruožą iš kelių Bradlių. Esant tokiam apšaudimui, rusams praktiškai neįmanoma atsišaudyti ar komunikuoti tarpusavyje. Du Bradley pajuda į skirtingas puses palei priešo pozicijas, o trečias iš toli pridengia ugnimi. Netrukus pajuda kiti Bradley, vykdantys karių išlaipinimą šioje zonoje. Kita misija. Rusų šarvuota technika buvo sustabdyta FPV drono atakos. Netoliese buvęs ukrainiečių Bradlis atidengė ugnį į rusų techniką ir ją sunaikino. Čia labai panaši situacija, kur Bradlis sunaikina imobilizuotą rusų šarvuotą techniką. Matosi, kokią žalą daro Bradlio Bushmasteris, šaudantis tiesiogiai į taikinį. Dar viena misija iš Kursko srities Rusijoje. Ukrainiečiai vykdo karių išlaipinimą labai karštoje zonoje. Bradley juda apšaudydami rusų pozicijas. Rusų prieštankinė raketa pataiko į Bradley, tačiau nepavyksta jo sunaikinti ir jis juda toliau. Kita Bradley rusai bando pamušti FPV dronų, tačiau irgi nesėkmingai. Ukrainiečiai įvykdo misiją ir sėkmingai išlaipina šturmo grupės prie rusų pozicijų. Dar viena šturmo misija šiuo metu karščiausiame Pokrovsko regione Ukrainoje. Ukrainiečių Bradlis juda stipriai apšaudomoje teritorijoje. Rusų raketa pataiko tiesiogiai, tačiau ukrainiečiai juda toliau. Ukrainiečiai naudoja dūmines granatas, kad sumažinti pataikymo tikimybę. Priartėjus prie rusų pozicijų, ukrainiečiai stipriai atsišaudo slopindami rusus. Bradlis pasiekia tikslą ir išlaipina karius numatytoje vietoje. Atsitraukdama ukrainiečių kovos mašina pamušama dar kartą iš rusų FPV drono, tačiau jo sustabdyti nepavyksta ir vėl. Pažvelkime iš arčiau, kodėl ši amerikiečių kovos mašina Ukrainoje užsitarnavo tokį gerą vardą ir yra sunkiai pamušama. Galima pamatyti, kokia Bradlių šarvavimo metodika ir setapas naudojamas Ukrainos kare. Abu šonai aplink bokštelį ir priekinė dalis yra pilnai uždengta reaktyviniais šarvais. Šonuose 2 juostos po 15 blokų, priekyje 26 blokai. Bokštelis taip pat stipriai apsaugotas šiais šarvais.
Šiame video rusai su Kornet prieštankinė raketa bando sunaikinti Bradley. Operatorius labai tiksliai užveda raketą ant ukrainiečių kovos mašinos, tačiau net nepamuša jos. Šaunama dar kartą. Po antro tiesioginio pataikymo Bradlis dar kažkiek pajuda ir įgula nusprendžia evakuotis iš galimai pažeistos technikos. Stebėtina, kad kariai išgyveno tokį susidūrimą su rusų prieštankiniam raketom. Dar vienas video, kaip rusai šturmuoja ukrainiečių gyvenvietę. Matome, kaip skiriasi rusų ir ukrainiečių karių gabenimo saugumo standartai. Rusų šturmo grupiai pavyksta išsilaipinti. Ukrainiečių Bradlis juda link rusų grupės. Pasiekęs efektyvų atstumą iš maždaug 2 km atstumo atidengia ugnį į rusų šarvuotį. Pamušamas kuro bakas į rusų techniką užsidega. Šis rusų šarvuotis jau nebegrįš atgal. Dar vienas video su rusų bandymu šturmuoti ukrainiečių pozicijas. Pastebėjus šturmą, ukrainiečiai bando iš Bradlio pamušti rusų techniką. Šį kartą raketa nepataiko. Rusai juda toliau prie išlaipinimo taško. Jų tikslas išsilaipinti kuo greičiau ir įsitvirtinti vietovėje bei laukti pastiprinimo. Po išlaipinimo rusų šarvuotis bando kuo skubiau evakuotis. Tačiau šį kartą ukrainiečiai panaudoja FPV dronus ir sunaikina taikinį. Tuo metu ukrainiečiai stengiasi kuo greičiau eliminuoti išsilaipinusius rusus. Negaliu rodyti viso video, nes YouTube užblokuos mane, bet šie rusai nesulaukė pastiprinimo. Video su tiesioginiu rusų šarvuočio ir Bradlio susidūrimu. Rusai pirmieji pastebi ukrainiečius ir atidengia ugnį. Vaizdas iš rusų pusės. Ukrainiečiai nelieka skolingi ir pradeda atsišaudyti ir labai taikliai. Rusų vairuotojas nusuka nuo kelio bandydamas išvengti kaktomušos. Po prasilenkimo rusų technika nuo padarytos žalos stipriai dūmina, tačiau išlieka nesunaikinta. Čia dvikova tarp rusų tanko ir ukrainiečių Bradlio. Ukrainiečiams dažnai tenka susidurti su rusų tankais ir prieš juos naudoti Bradlius. Ukrainiečiai su TOV raketa tiesiogiai pataiko į rusų tanką. Tankas sunaikinamas. Dar viena ukrainiečių misija. Šį kartą jų tikslas evakuoti karius iš pozicijų, kurias kontratakuoja rusai. Ukraina panaudoja kasetinius sviedinius nuslopinti rusų puolimą. Siunčiamas Bradlis į karių buvimo vietą. Kariai saugiai išgabenami iš pozicijų. Atsitraukdamas Bradlis stipriai apšaudo rusus. Misija sėkminga.
Šiais video norėjau atskleisti, kaip realiai amerikietiškos kovos mašinos naudojamos Ukrainos kare. Tokių ir panašių video šiame kanale bus daugiau. Jeigu tau patiko video, palaikink jį ir būtinai subscribink šį kanalą. Man tai didžiausia motyvacija kurti toliau.